nufinišuotą šoną. Kaip simbolį, kad kraštas turi būti ginamas. Ir realiai mąstom apie gynybą krašto. Ir jeigu kraštas neginamas, tai to krašto ateitis yra labai liūdna ir trumpa. Kodėl nusprendėt būtent tokius atributus čia palikti ir padėti ir kiek laiko galbūt jie čia bus padėti, ar saugomi jie bus, ar tiesiog, ar išliks ateities kartoms? Ne, jie bus padėti ir padėti visiems laikams, kaip ženklas, kaip simbolis. Ta ir reikš. Tai kokia ta pati kulka, kokio galbūt kalimbro papasakokit, iš kur tą kulką gavot? Tikra. Didelė ta kulka. Tikra, nedidelė. Standartas 768. Ačiū, prisistatykit. Gintautas Lukašaitis. Dėkui. Jis pamatęs mane pradėjo šaukti, nepalik manęs gyvo nušaukti. Mes buvom prisiekę vienas kitam, kad tokiu atveju nepalikti gyvo. Kad čia, kaip sakant, sunku tokį įvykdyti priesaiką, bet buvom prisiekę. Ir reikėjo per akimirką apsispręsti, ką daryti. Ir aš apsisprendžiau gelbėti. Ir prišokau, čiupau jį, pradėjau nešti iš Kautinio lauko. Ir mes jau buvom pralaužę tą apsitumo žiedą, buvom biškį jau nutolę nuo to jau centro paties. Ir taip už kokį gal 20 metrų nuo mūsų, už tokio storo medžio kamieno, gulėjo brolis ir atsišaudė jisai. Jisai pasukęs galvą pažiūrėjo, pamatė, kad aš nešu tą draugą. Jis turėjo keisti poziciją, bet jis nebekeitė tos pozicijos. Jis pasiliko dengiamom ugnimi ir mes išėjome, jis žuvo. Metais vasario 16 deklaracijos signatarai Lietuvai ir pasauliui aiškiai ir ryžtingai paskelbė okupuotos valstybės, kovojančios prieš neteisėtą svetimą valdžią tąsą. Visi, kurie čia šiandien susirinkote, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų vardu, dėkoju visiems. Dėkoju visiems, kurie atėjote nusilenkti mūsų tautos karžygiams, kurie paaukojo savo gyvybės kovoje už tėvynės laisvę. Niekas buvo nepriklausomybės kovų savanoris, jis buvo didelis tėvynės patriotas ir mums už tai čia buvo labai patogu, labai saugu. Ačiū visiems, kad prisidėjote. Atkreipkit į žodžius. Tauta yra suverenas. Reiškia, Lietuvoje valdžia priklauso tautai. Jūs esat Lietuvos valdžia ir gaila, kad kartais šitą pareigą ir teisę jūs užmirštate. Šita deklaracija yra visų Lietuvos partizanų. Iki to suvažiavimo politinė koncentracija, minties koncentracija. Tai ne vien jų nuopelnas. Lietuvos partizanai apsijungė į Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, tapo palei Hagos konvencijas ir Ženevos konvencijas, tapo tarptautinės teisės subjektas, ko labiausiai bijojo okupantas. Kovojanti Lietuva įgijo po šio suvažiavimo vadovybę, kuri galėjo atstovauti Lietuvą visose pasaulio tarptautinėse foruose.
eičiau kovoti. Ar nelietuviškai paukščiai čia suokia, ar tas surastumai kur kitą tokią motiną šviesą pjūti ir sėja. Argi būt kritę, jei nemylėję, argi kovočiau, jei nebūt kritę, už laiką ir vėją, už medų ir bitę. Argi būt kritę, jei nemylėję, žemė, kurioj mes visi prasidėjo. Šviesių sprendimų jums, mėlyjeji. Ačiū. Tiesos žinojimas ateina iš tikrų liudytojų. Saugokime tai. Jie tarsi kelrodė žvaigždė, aukštai danguje nušvies mūsų kelią ir mintis, o jos taps tokios aiškios ir ryžtingos, kaip ir tąkart čia Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 vasario 16 deklaracijos signatarams, Lietuvai ir pasauliui paskelbusiems būtent teisėtos valstybės kovojančios prieš neteisėtą svetimą valdžią tąsą. Vėliava ir simbolinis šovinys. Būtent šovinys, kaip mūsų tėvynės meilės ir pasiryžimo kovoti su jos priešais ženklas. Salve už Leonardą Grigonį Užpalį. Salve už Aleksandrą Grybiną Faustą. Salve už Petrą Bartkų Žadgailą. Salve už Vytautą Gužą Kardą. Salve už Adolfą Ramanauską Vanagą. Salve už Juozą Žibailą Merainį. Salve už Bronių Liesį Naktį. Devintoji salvė už tėvynę. Lietuvių